Sveiki, šiandien kalbėsim apie mano rudens favoritus. Per 3 mėnesius susikaupė labai daug priemonių, apie kurias norėčiau jums kuo greičiau papasakoti, nes tikrai yra labai daug produktų, iš tikrųjų vertų jūsų dėmesio ir pinigų, ir vargo, žodžiu, visko. Taigi, manau, pradėsim nuo dekoratyvinės kosmetikos. Aš pradėsiu nuo lūpų, nežinau kodėl nuo lūpų, bet tai yra Pupos matiniai fluidai. Apie juos jau esu kalbėjus blogė net ne vieną kartą, minimum 3 kartus. Ir net video esu pasidažius viename, būtent su vienu iš jų. Aš turiu 2 spalvas, viena tamsiai raudona, o kita tokia šiek tiek oranžinė. Labai gražios spalvos. Ir aišku, yra vienas minusas, jie nėra ilgai išliekantis, jie atsispausdina ant puodelių, kai valgot, šiek tiek nusivalgo irgi, bet šiaip bendrai paėmus, tai aš juos myliu ir rekomenduoju visiems išbandyti. Beje, galima rasti Lietuvoje, tai žinau, kad yra tikrai Kristianoje ir dar kažkur, žinokit. Paliksiu apačioje, bet Kristianoje tikrai mačiau, yra ir kaina visai normali. Tikrai patariu. Jei toliau kalbam apie lūpas, tai išskirčiau šį lūpdažį iš Art Deco, iš Limited Edition kolekcijos. Dabar esu irgi su juo pasidažius ir jis yra nuostabus. Jis nėra nei per daug matinis, nei per daug švytintis. Kažkas tarp to ir to. Gerai drėkina lūpas. Keista, bet jo, jis drėkina lūpas. Spalva yra tokia tamsiai raudona, sakyčiau, raudono vyno spalva. Galit pažiūrėti dabar, kaip atrodo. Jis yra puikus, kokybė labai gera, laikosi gerai, atrodo irgi labai gerai, tai jį rekomenduoju. Ir šiaip beje pakuotė irgi labai gera, kokybiška, ne plastikas, tai metalas, sakyčiau. Jo, metalas, tai akių makiažas tai irgi 2 priemonės, tai vienas iš jų yra Maybelline Color Tattoo, spalva Creamy Beige 98. Labai patinka net žymiai labiau nei jų įprasta serija. Naudoju labai dažnai kaip pagrindą arba šiaip kaip savarankišką priemonę. Ir antra tai bus paletė Smoke Balm iš The Balm. Ją gavau iš parduotuvės Top Beauty LT. Čia yra iš tikrųjų 3 spalvos, galima sukurti tiek kasdienį, tiek labiau proginį tokį makiažą. Night out, tarkim, jeigu kažkur einat, tai rekomenduoju ir pažiūrėkite į pakuotę. Šita pakuotė verta tų pinigų ir šiaip kokybė šešėlių yra labai gera. Negaliu nerekomenduoti šitos paletės, nes nuostabi. Ir šiaip būtų labai gera dovana, žinokit, jūsų draugiai ar mamai, jeigu, aišku, jūsų draugė ar mama domisi kosmetika ir dažosi. Oriflame tušas. Čia naujas tušas, kuris vadinasi Instant Extensions Mascara iš The One kolekcijos. Šepetėlis, va toks. Iš tikrųjų, kai pirmą kartą išbandžiau, tai pagalvojau, ne, šis tušas tikriausiai ne man, nes sugebėjau išsitepliot, blakstienų gražumą, priklijuojamų efekto tikrai nepadarė, tai nusivyliau, bet vėliau jį šiek tiek padžiuvo ir po savaitės konsistencija tapo labai gera. Ir blakstienos dabar mano yra tiesiog kaip iš tikrųjų priklijuotos, nes aš neturiu blakstienų, aš jas išraunu. Labai geras tušas už juokingai mažą kainą. Dabar šiek tiek odos priežiūros, tai pas mane yra 3 produktai. Jo. Pirmas yra Skin Code 24 valandų Distress Comfort Balm. Naudoju kaip paprastą kremą. Anksčiau naudojau ir iš ryto, ir iš vakaro, bet dabar pradėjau naudoti tik vakare, nes dabar naudoju kitą kremą. Vėliau papasakosiu galbūt. Tai šitą dabar naudoju vakare, jis yra nuostabus, kokybė tiesiog pasakiška, drėkina, maitina, nepadaro iš jūsų veido kažkokio blizgaus riebaluoto blyno. Labai geras kremas ir šiaip kokybė, Šveicarijos. Tai Skin Code šitas kremas yra nuostabus. Toliau yra 2 Lush produktai, tai vienas iš jų yra Elbow Grease Moisturizing Bar. Galima jį naudoti kaip norit. Jeigu jūsų rankos kilinėja kaip mano, tai aš tiesiog čia pasitepu. Arba alkūnės, nes mano alkūnės labai sausos, nežinau dėl ko. Labai geras dalykas, kainuoja apie 10 eurų.
bet kvepia tai, o dieve, nemoku šiaip kvapų apibrėžinėti, bet šitas tai neis saldus šiek tiek, bet žodžiu, nueikit į Lush parduotuvę, beje, Lush vienintelė Lietuvoje kol kas yra tik tai Panoramoje Vilniuje, pirmam aukšte, tai apsilankykit, nes nuostabus dalykas ir irgi puikiai dovana kalėdų proga. Ir dar vienas iš Lush yra Dream Cream kūno losjonas, tiesiog paprastas kūno losjonas, nepasakyčiau, kad jis kažkuo išskirtinis yra, kvepia tiesiog žolelėm ir jeigu bandėt iš Lush veido prausiklį Angels on Bare Skin, tai kvapas yra maždaug toks pat. Jis labai gerai drėkina, net nedrėkina, jis maitina, todėl geriau šiaip naudot iš vakaro. Iš šito naudoju, bet jeigu norite iš karto dėtis džinsus ar kelnes aptemptas, tai nepatariu. Bet šiaip puikus losjonas daro tai, kad turi daryti kokybiškas losjonas, todėl, kodėlgi ne, iš plaukų priežiūros, tai mano mėgstamiausios Aussie 3 Minute Miracle Reconstructor. Čia yra tiesiog 3 minučių kondicionierius, puikus kvepia, kaip ir jų šampūnai kramtoma guma. Nesakyčiau, kad jis natūralus, man rašė kažkas blogo komentaruose, kad sudėtis yra tragiška, bet aš nesidomiu sudėtim, man visiškai nesvarbu. Bet veikia puikiai, tiesiog plaukai tampa labai švelnus, minkšti, tokie glotnus, neišsipūtę. Iki 5 eurų kainuoja su akcija, be akcijos apie 10, tai... O kur įsigyti, dabar visur yra. Prismo yra, Rimi, Eurokos. Žodžiu, yra visur. Ir mano mėgstamiausios Invisible gumytės. Šios yra iš kalėdinės kolekcijos, tokios baltos spalvos. Ką jau apie jas kalbėti, visi jau daug šnekėjo, tai geros gumytės mano plaukams veikia, nes mano plaukai nėra ilgi ir tokie pakankamai nėra stori, todėl laiko labai gerai. Geros gumytės kainuoja gal 5 eurus, tai rekomenduoju. Dar vienas mano favoritas yra šis puodelis. Jis yra milžiniškas, pirkau Rimi su akcija 2 eurai. Didelis, nes maži puodeliai yra ne man, o šitas, čia yra gal pusę litro, o čia yra mano dydis. Tiesiog. Rudenį labai pradėjau žiūrėti šios blogerės, gerai, atsiprašau, jeigu ne taip sakau, bet man atrodo teisingai, Lily Melrose vlogus, jinai pradėjo filmuoti rudenį, rugsėjį, bet vėliau kažkaip nebefilmuoja, bet dabar irgi bus jos vlogmas, tai va, nuorodą jos paliksiu apačioje, labai man patinka jos naujas butas, ir beje irgi yra blogerė tiek mados, tiek grožio, labai geras blogas, toks stilingas, dizainas, viskas man patinka irgi, visko ieškokite apačioj. Jo, tai buvo viskas šiam kartui, tikiuosi, kad patiko. Ir galbūt išbandysit kažką iš to, ką aš rekomendavau, nes iš tikrųjų dalinuosi tais produktais, priemonėm, kurios man labai patinka. Ir tikiuosi, kad kuo dažniau matysit mane šnekančią YouTube mano kanale. Ir beje, šį mėnesį aš darau blogmasą, aš bloginu kiekvieną dieną. Ir kiekvieną dieną šį mėnesį rasit bent po vieną įrašą mano blogę, tad tiesiog... Jeigu dar nežinot mano blogo, tai pavadinimas toks pat kaip ir mano kanalo, tik .blogspot.com. Tai va, gerai, ačiū, kad žiūrėjote ir ačiū, kad dar likote su manim, neišjungėt šito video ir iki. Ir aišku, pamiršau parodyti jums savo mėgstamiausią dėkliuką. Žiūrėkit, koks gražus. Pirkau H&M. Na gerai, dabar tikrai viskas. Iki.